Žinote, liko šiek tiek daugiau negu mėnuo iki naujų Seimo rinkimų ir aš turiu tokį jausmą, lyg būčiau kažką nepadaręs, lyg būčiau kažko nepabaigęs. Todėl sugalvojau padaryti tęsinį savo vienai mėgstamiausių vaizdo prezentacijų – konservatoriai kadencijos retrospektyvą. Nes tiek darant pirmąjį vaizdo įrašą pamiršau kai kuriuos dalykus, tiek ir po to atsirado dalykų, kuriuos, manau, tikrai reikėtų aptarti. Todėl prisisekite diržus ir važiuojam, nes jeigu išlėksite pro langą, aš tikrai nebūsiu atsakingas. Beje, jeigu nematėte mano pirmosios prezentacijos, labai siūlau ją pažiūrėti pirmą, nuoroda į vaizdo įrašą bus komentaruose. Aną vaizdo įrašą pradėjau su gan keistu konservatorių partnerių pasirinkimu formuojant vyriausybę. Todėl gal ta nata ir pradėkime šį video. Laisvės partija šiaip turbūt verta būtų savo atskiro vaizdo įrašo, bet man keli dalykai labai užkliuvo būtent per šią kadenciją. Ir kaip pirmajame įraše šios visos pastabos nebus orientuotos grinai į pačius konservatorius, bet ir į jų partnerius vyriausybėje, nes pripažinkime, daugeliu atveju jie, kaip čia pasakius, moraliai įgalino visą tą, kas buvo. Vienas dalykas šioje kadencijoje, kas tikrai sukėlė didelį nerimą, tai kritikų ir politinių oponentų persekiojimas. Puikus to pavyzdys galėtų būti Zita Šličytė. Tikrai garbinga moteris, teisininkė, visuomenės veikėja, viena iš Konstitucijos bendraautorių ir viena iš tų žmonių, kuri išdrįso 2022 kovo 11 dieną pačiame Seime sukritikuoti dabartinės vyriausybės politiką. Dabar kalbės Lietuvos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatė Zita Šličytė. Kodėl vasario 3-8 dienos apklausos patvirtina gėdingai žemus Seimo, vyriausybės, politinių partijų, prokuratūros ir teismų reitingus? Kodėl iškilo tvoros skiriančios mūsų politikus nuo tautos sausio 13 bei vasario 16 renginių metu? Bet teisme įstrigusi dar reikšmingesnė Eligijaus Masiulio ir Liberalų sąjūdžio partijos baudžiamoji byla, kurioje atskleisti politikų ir verslo korupciniai ryšiai. Lietuvą valdo teisiamųjų suole sėdinčios politinės partijos. Ir apmaudu, kad politikos madas dabar diktuoja palaidą gyvenimo būdo propaguojanti Laisvės partija. Ar alkoholis, narkotikai, medikamentiniai abortai, lyties pakeitimas, seksualinio pasitenkinimo nuvertinimas iki pramogos lygio stiprina pilietinės bendruomenės dvasinę ir fizinę sveikatą? Ar normalu, kad Konstituciniam teismui pripažinus referendumo įstatymą prieštaraujančių Konstitucijai, beveik 2 metus Seimas atidėlioja jo priėmimą? Lietuva neturi referendumo įstatymo, o juk Konstitucijos 9 straipsnis skelbia, kad svarbiausi valstybės ir tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Balsavo už Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą, kuriuo įteisino galimybę tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose asmens vardą ir pavardę įrašyti ne tik tai lietuviškais, bet ir lotyniškos abėcėlės rašmenimis. Gerbiamieji, pernai Kauno miesto Laisvės alėja žygiavo įvairiaspalvis homoseksualų paradas, Vilniaus Vingio parke mitingavo daugiatūkstantinis šeimų sąjūdis. Kiek prakaito išliejo ne tik tai komerciniai kanalai, bet ir nacionalinis transliuotojas LRT,
Daugelis politikų bei visokio plauko samdomų ir gerai apmokamų leftistų, siekdami įtikinti visuomenę, kad homoseksualų paradas Kaune būktai yra grožio ir gėrio festa, o šeimų sąjūdžio mitingas kažkokių tamsuolių atsilikėlių sambūris. Ne vienai kultūrai iki mūsų nekilo mintis homoseksualų santykius sulyginti su vyro ir moters santuoka. Bendruomenės mažuma kėsinasi prievartą primesti savo gyvenimo būdą visiems. Tikslui pasiekti prasimanė taip vadinamą neapykantos kalbą, už kurią siūlo įteisinti visų rūšių atsakomybę. Tokie siekiai kelia laisvo žodžio, pažiūrų ir įsitikinimų suvaržymų grėsmę. Ar nekeista, kad medicininio termino pederastija vartojimas tapo nekorektišku? Kaip matome, Zita drįso sukritikuoti tokius dalykus kaip žemi partijų reitingai, didelis gyventojų nepasitenkinimas, Seimo atitverimas nuo protestuojančiųjų, Masiulio korupcijos byla, kritika Laisvės partijai dėl moralinio supuvimo, nesugebėjimas sutvarkyti referendumo įstatymo, nelietuviškų raidžių įvedimas į lietuvių kalbą. Aišku, ar jinai pasakė kiek per stipriai, ar kiek per silpnai, spręsti jums, gi turime laisvą žodį šioje šalyje. Na, aš irgi taip maniau, kol nebuvo pradėtas jos baudžiamasis persekiojimas. Baudžiamo kodekso straipsnis, kuris numato atsakomybę už diskriminaciją, neapykantos kurstymą. Visą šią baudžiamąją atsakomybę inicijavo Tolerantiško jaunimo asociacija. Na žinoma, turbūt organizacijos Lietuvoje su labiau ironiškesniu pavadinimu ir būti negali. Bet jūs turbūt klausite, kaip visa tai yra susiję su valdžia, ogi labai paprastai. Tuo metu Žmogaus teisių koalicijai Seime pirmininkavo Tolerantiško jaunimo organizacija. Kitaip sakant, ši organizacija užsipuolė pačią paprasčiausią saviraiškos laisvę. Bet ačiū Dievui, turime ir padorių žmonių šioje šalyje. Vat štai advokatų taryba vienbalsiai priėmė sprendimą Zitai Šličytei skirti advokatą šioje byloje. Kitaip sakant, Zitai skyrė pro bono. Galų gale byla buvo nutraukta, nes Zita nieko blogo nepadarė ir nepažeidė. O mes galime tik tais pasimokyti apie visų šitų tolerancijos organizacijų simbiotinį ryšį su šita vyriausybė. Kitas panašios istorijos veikėjas yra Ignas Vėgėlė. Jums aišku, šitas žmogus gali patikti, gali nepatikti, visiškai tai irgi nėra svarbu. Bet kas svarbu, tai ką jisai iškėlė. O jisai iškėlė tai, kad valdžia puikiausiai gali persekioti tuos žmonės, kurie drįsta juos kritikuoti. Stebime globalizacijos procesus, kurių pasekmėje kūrėsi tarptautinė vykdomoji valdžia. Ji yra kitokia nei nacionalinė. Ji mažiau centralizuota, be demokratinio rinkimų elemento. Gerą dešimtmetį stebime asmens teisės į privatų gyvenimą eroziją. Baimės dėl gyvybės ir sveikatos emocija buvo tokia galinga, kad leido pajudinti iki šiol nepajudinamas asmens teisė į gyvybę ir teisė į asmens neliečiamumą. Lydima segregacijos siūlymais, kuriems kilo šalutiniai poveikiai nuo skiepų. Vertimas skiepytis, sudarant neigiamas, kartais ir nepakeliamas socialinės, ekonominės ir finansinės sąlygas asmeniui, pavyzdžiui, kas keletą dienų savo sąskaitą testuotis, kai vieno testo kaina sudaro kartais net 7/7 ir 6/6 atlyginimo, yra prievarta. Štai Ignas ne vieną kartą drįso kritikuoti valdžios veiksmus pandemijos laikotarpiu. Kvestionuoti jų teisėtumą, nesgi jis teisininkas, toks jo darbas. Bet štai teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska jam už tai iškėlė drausminę bylą. Tai puikus pavyzdys, kai bandoma susidoroti su garsesniais, drįstantiems kritiką išsakyti asmenimis. Teisingumo ministrė netgi pasityčiodama paminėjo Vėgėlės žvejybos sezoną. Šiuo metu mano žiniomis yra Vėgėlės žvejybos draudimo sezonas.
Kaip ir tikėtasi, byla buvo nutraukta ir išmesta į šiukšlinę. Aišku, tik po to, kai buvo išleista krūva mokesčių mokėtojų pinigų, bandant patenkinti šitos valdžios karšlygišką troškimą užčiaupti bet kokius kritikus, bet kokiais būdais. Na ir gal pagaliau pabaikime su paskutiniu atveju šią politinių persekiojimo ir savo galios peržengimo odisėją. Gal auka ir yra gana kontroversiška asmenybė, tačiau jinai puikiai iliustravo ir į paviršių iškėlė dar vieną politinio persekiojimo atvejį. Aš net negalvojau, kad švietimo ministrė pagal savo nuožiūrą gali įbauginti mokyklos direktorius ir darant jiems spaudimą atleisti jai nepatinkančius asmenis. Ir net sunku pasakyti, kas čia maišosi - korupcija, gal nepotizmas, šantažas, žodžiu, visi tikrai neteigiami dalykai. Aišku, trečią kartą iš eilės byla buvo laimėta puolamos aukos. Na, o pati ministrė atsistatydino, nes pasirodo buvo pati šlykščiai apsivogusi. Žinot, koks buvo mano mėgstamiausias dalykas mokyklos laikais? Biologija. Bet tai turbūt nebuvo mėgstamiausia švietimo ministro Gintauto Jakšto pamoka, nes paklaustas, kiek yra lyčių, jisai atsakė, kad nėra ekspertas. Betgi senelis daug kartų sakė, kad mums reikia vytis vakarus, o vakaruose į šitą klausimą atsako vis mažiau ir mažiau žmonių. Ir nesvarbu, tai gali būti ir mokslininkai, ir specialistai, ir panašiai. Baisiausia tik tai, kad prie šito ministro buvo paruošta gyvenimo įgūdžių pamoka. Tai jūs greičiausiai patys galite įsivaizduoti, kokiųgi ten dalykų yra. Šiek tiek noriu pakalbėti ir apie migrantus, nes jų Lietuvoje turime privežta jau daugiau negu 200 000 ir vien per šią konservatorių kadenciją. Ir pakalbėkime ne apie tai, kaip jie nulinčiavo Saviškį prie KTU bendrabučio, bet apie ką noriu pakalbėti, tai moduliniai nameliai. Štai 2021 nelegaliem imigrantam, kurie tuo metu plūdo į Lietuvą, buvo numatyta skirti 150 milijonų eurų nuperkant jiems modulinius namelius. Aš tik priminsiu, kad kas 5 Lietuvos gyventojas gyvena ant skurdo ribos ir šita situacija Lietuvoje nesikeičia jau 20 metų. Ir netgi ta stebuklinga Europos Sąjunga kažkaip nesugebėjo šitos problemos išspręsti, o juk būkime atviri, prieš 20 metų galvojame, kad išspręs. Na, atsiprašau, aš čia šiek tiek nukrypau, bet grįžtant prie modulinių namelių, paguoda ta, kad jie bus statomi tik pagal poreikį. Na, bet 150 milijonų jiems skirta. Kad jau prakalbame apie korupciją, reikėtų paminėti Justą Džiugelį. Pasirodo, jis prie savo namo Vilniuje Lindiniškėse nelegaliai nusitiesė vandens trasą. Aišku, maža to, kad vogė, tai dar ir melavo. Ale jis ten negyvena, bet ten gyvena jo mama. Tačiau kaimynai patvirtino, kaip jisai kiekvieną rytą iš ten išvažiuoja ir kaip kiekvieną vakarą jisai ten grįžta. Aišku, eilinis iki melai, pasiteisinimai, ale jis čia nieko nežino. Na Justai, nu atrodo nesvarbu, ką jūs pasakysite, bet tiesiog eilinį kartą naujam gyvenimui prikelsite pasakymą, tas, kas meluoja, tas ir vagia. Ai, dar pasirodo, va dabar skaitau, kad jisai buvo įklimpęs ir į čekiukų skandalą, nes pasirodo, kad per šią kadenciją išmokėjo daugiau negu 23 000 eurų už Seimo nario veiklos ataskaitų rengimą savo politinės kompanijos konsultantui. Anos prezentacijos gale kalbėjau apie svarbiausius nuveiktus darbus pagal Šimonytę. Vienas iš jų buvo milijonų eurų išmokėjimas žydams kaip kompensacija už nusavintą turtą. Aišku, mums tai sakoma, kad jau paskutinis toksai mokėjimas, bet aš labai tom abejoju. Nesgi nepaleisi tiek daug pieno duodančios kaltės primetimo karvės. Bet dėja naglas ir plėšikiškas rankų kišimas į Lietuvos mokesčių mokėtojų kišenes dar tom nesibaigia. Na taip, šitas pastatas priklauso Lietuvos piliečiams ir kaip matome, jisai galimai bus atimtas ir atiduotas vienai mažumai. Mažumai, kuri labai mėgsta save pristatyti kaip didžiausią auką, na, bet jos veiksmai Vidurio rytuose byloja šiek tiek kitką.
Na, tai nėra konservatoriai, bet vis tiek vyriausybės dalis. Taigi aptarkime reikalus susijusius su Laisvės ir Liberalų partijomis. Pradėkime nuo liberalų. Na štai, pasirodo, Masiulis buvo išteisintas iš pradžių, nes pasirodo duoti paskolas konjako dėžėse yra tiesiog normalu ir priimtina. Čmilytė Nilsen savo Facebooko įraše patvirtino, kad jinai juk visą laiką žinojo, kad jisai nekaltas. Na, bet Lietuvos žmonių reakcija ir žmonių, kurie tikrai normaliai galvoja ir permato visas šitas nesąmonės, privertė ją atsiimti šituos žodžius. Bet po to bylos ėmėsi Konstitucinis teismas, na ir jisai sėdo, jeigu neklystu, 5 metams. Taigi iš šitos istorijos galime išmokti 2 dalykus. Visų pirma, ant kiek korumpuota yra Liberalų partija, o visų antra, kad jinai turi simbiotinį ryšį su stambiuoju kapitalu ir stambiaisiais verslais. Na, šitos moters moralinis kompasas manęs visiškai nestebina. Senelis įvažiavo su Raudonąja armija su tanku į Lietuvą per Antrą pasaulinį, tėvas buvo kagebistas. Na, o pati turbūt tęsė šeimos tradiciją, kurioje įkūnijimas patologinis nesąžiningumas ir norėjimas kenkti. Na, o kitoje pusėje dar turime Aušrinę Armonaitę. Partija, kuri save laiko labai skaidre ir visiems kitiem aiškina, kokia jinai morališka, pasirodo pati netyčia įklimpo į nepotizmo skandalą. Nes buvo tokia situacija, kai Laisvės partijai priklausančios susisiekimo ministerijos kontroliuojamoje įmonėje Lietuvos geležinkeliai vadovaujančiose pareigose įdarbinta ministrės klasiokė ir viceministro žmona Agnė Belickaitė. Ir manęs tikrai nestebino tokie dalykai partijoje, kuri moralinė prasme yra turbūt supuvusi labiausiai iš visų. Anoje prezentacijoje nepaminėjau Kaliningrado tranzito uždarimo, kurį sugalvojo konservatoriai. Kitaip sakant, šitas draudimas gali išprovokuoti karą, nes Rusija nebegali aprūpinti Kaliningrado pagrindiniais produktais, taip sudarant situaciją, kad jai tektų eiti tiesiai per mus, kad jinai pasiektų Kaliningradą. Šitos idėjos kaip potencialiai galinčios sukelti karą Lietuvoje pasmerkimas buvo gan platus. Netgi neklystu, kad jisai buvo netgi Europos komisijoje. Bet vat pabandykite paaiškinti situaciją šitiem ideologiniam dogmatikam. Na, dabar pakalbėkime apie Gabrielių. Pirma, pakalbėkime apie jo įsidirbinėjimus Sakartvele. Taigi šalies vyriausybė priėmė įstatymą, pagal kurį visos šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos turi teikti ataskaitas, iš kur jie gauna finansavimą. Na, aišku, kai kuriem žurnalistam ir asmenim šitas įstatymas nepatiko, nes tai realiai jiem uždraudė dirbti valstybinėse institucijose. Ir aišku, natūraliai jie pradėjo protestuoti. O kodėl Sakartvelas priėmė šį įstatymą, tai situacija yra gana paprasta. Geopolitinė situacija pasaulyje, būkime atviri, prastėja, viskas keista. Ir Sakartvelo valdžia tiesiog apsidraudė, kad šalyje esančios nevyriausybinės informacijos finansuojamos iš užsienio nebandytų išprovokuoti tam tikrų neramumų šalyje. Na, o logika man šiek tiek nesueina, nes toksai įstatymas lygtais turėtų būti ir sveikinamas, kad Rusija negalėtų pabandyti padaryti kažkokios tai įtakos šitai šaliai. Bet štai kažkodėl šitas įstatymas buvo ypatingai užsipultas Jungtinių valstijų ir Europos Sąjungos. Ir juokingiausia, kad panašius įstatymus turi tiek vakarų Europos Sąjungos šalis, tiek Jungtinės valstijos. JAV šitas įstatymas vadinasi FARA. Foreign Agent Restriction Act, kas į lietuvių kalbą išsiverčia užsienio agentų suvaržymo įstatymas. Ir jis, kiek žiūrėjau, yra tikrai labai griežtas, nes užsienio agentai turi nuolat teikti ataskaitas apie visus savo net menkiausius krustelėjimus. Na, o kodėl vakarų valstybės smerkia šį įstatymą, nors pačios turi panašius įstatymus, paliksiu galvoti jum.
Na, o Gabrielius, ką mūsų Gabrielius greičiausiai gavęs nurodymus iš užsienio, ten važiavo pabandyti destabilizuoti situaciją dar labiau. Nes labai keista, prie jų valdžios kišami žmonės į kalėjimus apšlapinę vaivorykštinę vėliavą, o jie štai važiuoja į Gruziją aiškinti, kaip jie ten neteisingai gyvena ir kaip neteisingai jų teisinė sistema veikia. Įsižiūrėkit, mėlyjeji, į šitą veidą, čia yra didžiausia Lietuvos 21 amžiaus bėda. Bet apie jį dar nereikia baigti kalbėti, nes štai prieš kelis mėnesius pasirodė gandai, kad Landsbergių šeimyna, o tiksliau Austėja Landsbergienė, bando parduoti savo verslą vokiečiams ir tuo pačiu nusipirkti nekilnojamąjį turtą užsienyje. Šitą klausimą Seime iškėlė Aurelijus Veryga. Dėkuoju, kadangi praeitą kartą paklausti nepavyko, noriu klausimą pakartot užsienio reikalų ministrui. Jūs, ministrė, daug kalbat apie karo grėsmės ir tuo pačiu metu jūsų šeima uždeklaruoja užsienyje įsigytą didelės vertės nekilnojamą turtą. Aš noriu paklausti, kokioje valstybėje tas turtas yra įsigytas. Taip pat mus pasiekė žinios, kad jūsų šeima ieško investuotojų, kurie pirktų jūsų ugdymo įstaigų tinklą. Tai aš tiesiog noriu paklausti, gal jūs galite paaiškinti tokių sprendimų priežastis, ar mes čia gal visi turėtumėm dėl kažko nuogąstauti ir nerimauti. Ir premjerės noriu paklausti, galbūt pavyko, jūs tada tokį priekaištą man metėt, kad anksčiau nepaklausiau, tai spėju, kad užteko laiko pasidomėti, kaip sekasi su vaistų cistiniai fibrozijai kompensavimu. Ačiū labai. Dar gerai, kad nepasakėt, kad maskvičių parduodat pabaigoje, reiškia, bandydamas tilpti tą patį laiką. Bet šiaip mano raginimas būtų mažiau nardyti po prorusiškus puslapius ir jų turinį platinti. Tai, ką jūs šnekate, yra netiesa, tai yra paneigta viešai. Jisai atsakė, kad maždaug tie, kurie tiki šitais dalykais, tai klausosi Maskvos propagandos. Na štai keli mėnesiai prieki ir paaiškėjo, kad ta propaganda buvo teisi. Štai pasirodo, kad jisai yra nusipirkęs vilą Graikijoje. Eilinis sykį priminsiu, partija, kuri dedasi teisingiausia ir sąžiningiausia. Nu, į gynybą jis pakinkė visą savo šeimą, dar ir dabar lygi šios dienos jis ten nepatenkintas Seime sproginėja. Dar jeigu kalbant apie Gabrielių, tai verta priminti, kad jo svajonė tapti eurokomisaru neišsipildė. Vat štai Nausėda užblokavo šį sprendimą. O žmonės, mano mėlėjai, jūs įsivaizduojate, Europos Sąjungoje demokratijos, kaip čia pasakius, yra gan mažokai. Yra tas Europos parlamentas, bet jisai neleidžia įstatymų, jisai tik patvirtina įstatymus. O štai visa Europos Sąjungos įstatymų leidžiamoji galia yra, tiksliau, visa leidžiamoji galia priklauso eurokomisarams. Ir mes, eiliniai žmonės, visiškai neturime teisės eurokomisarų rinkimų procese. O štai toksai politikas kaip Landsbergis, kuris yra nemėgstamiausias politikas Lietuvoje, buvo ne viena apklausa apie tai, gali ten patekti laisvai ir priiminėti sprendimus. Na, o jo, kaip čia pasakius, totaliai ir absoliučiai idiotiški pasisakymai, kurie sugriovė santykius su Kinija, jisai ten irgi nuvažiavęs gali daryti panašias nesąmonės ir toliau taip kenkti Lietuvai. Na, o į eurokomisarus išsiuntėme Kubilių, kuris garsėja savo naktinėmis mokesčių reformomis ir tokiais sprendimais, kaip vat štai visą Europos Sąjungą padaryti gėjams laisva zona ar ten kažkas tokio. Čia tas įstatymas eilinė Europos Sąjungos nesąmonė, kuri ten rezoliucija buvo priimta gal prieš 3 metus. Na, o kol Gabrielius Landsbergis skraidė į savo vilą į Graikiją, tuo tarpu Monika Navickienė skraidė į Jungtinius Arabų Emiratus. Ši istorija yra kiek paini, jos pagrindinė tema korupcija ir ryšiai su nešvariais asmenimis, tai pabandykime ją atsekti šiek tiek. Štai birželį pasirodė informacija, kad Monika Navickienė su savo vyru Mindaugu Navicku skrido į Jungtinius Arabų Emiratus atostogauti kartu su įmonės Fox Pay savininkė Ieva
Trinkūnaitę ir 3 kartus už sukčiavimą teistu jo sugyventiniu Vilhelmu Germanu. Navickienės vyras kartu su Germanu turėjo įmonę Litlab, kuri buvo kaltinama, tiksliau ir yra kaltinama nelegalaus turto legalizavimu. Netgi yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to. Turbūt pripažinsime, kad šios konservatorės ryšiai su nusikalstamo pasaulio veikėjais, jau yra tikrai nekvestionuojami. Bet dabar grįžkime šiek tiek prie Ievos įmonės FoxPay, kuri per šitą laikotarpį sugebėjo laimėti ne vieną viešąjį pirkimą. Pasirodo, įmonės FoxPay paslaugų kaina buvo 5 kartus didesnė už panašių kitų verslo įmonių. Ir dar pasirodo, FoxPay įmonės valdyboje dirbo Navickienės vyras Navickas. Ir dar viena įdomi detalė, kad FoxPay įmonės savininkė Ieva Trinkūnaitė yra susijusi giminystės ryšiais su Navicko broliu. Taigi, visų pirma, turime įmonę, kuri yra siaubingai susijusi su konservatoriais, turi ryšių su Navickiene ir laimi viešuosius pirkimus siūlydama didesnę kainą. O visų antra, šios įmonės savininkė yra susijusi su Navickiene ir netgi yra susigiminiavusi per Navickienės vyrą. Taigi turime tokią situaciją, kai mokesčių mokėtojų lėšos yra naudojamos FoxPay paslaugoms ir tos paslaugos yra 5 kartus didesnės, gal ne 5, 4 ar panašiai, negu kitų panašių įmonių. Ir pati įmonė yra siaubingai susijusi su Navickiene, dar kartą tai pakartos. Nežinau kaip taip įvertinti, bet turbūt korupcija kvadratu, net ne kvadratu, korupcija kubu. Dar pamiršau paminėti, kad į šią istoriją yra įsivėlusi ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, dar žinoma kaip FNTT. Pasirodo, kad Navickienės FoxPay įmonėje yra įdarbinta viena FNTT skyriaus viršininko žmona. Žodžiu, turime tokį vieną didžiulį bjaurų gumulą, kuriame yra korupcija, nepotizmas, konservatoriai. Reikia paminėti, kad Vilhelmo Germano ryšiai driekėsi ten ir į Šveicariją. Ten ir pinigų plovimas, ir nelegalus kazino. Žodžiu, tiksliai, kadangi prakalbam apie kazino, nereikia pamiršti, kad ir nacionalinio stadiono yra istorija šiek tiek susijusi su kazino, bet apie tai galite pamatyti mano prieš tai buvusiame įraše. Žinokit, jau pasakiau viską, ką norėjau pasakyti ir iš tikrųjų pavargau, jei taip atvirai galvojau, kad šitas vaizdo įrašas tęsis gal kokias 8-6 minutės, bet kaip matau, kad taip tikrai nebus. Bet manau, kad šitas vaizdo įrašas, šita mano prezentacija gali būti kaip puikus įrankis šitos partijos nesąmonių matavimui. Iki rinkimų liko apie mėnuo ir manau, kad jeigu taip eilinio žmogaus, kuriam nepatinka ši partija, gatvėje prieitum ir paklaustum, kodėl ši partija nepatinka, aš manau, kad jisai netgi gal šiek tiek užstriktų atsakant. Todėl labai jūsų prašau dalintis su draugais, su šeimos nariais šiuo video. Nes žmonės mėlieji, reikia neleisti šitai partijai vėl ateiti į valdžią. Todėl spaudžiama patinka, prenumeruoti ir lauksiu jūsų savo kitose apžvalgose.